Sveiki vaikai, šiandienos tema mažiausias bendras kartotinis. Gerai, kas yra kartotinis, mes jau kaip ir žinome. Praeitoj temai mes išsiaiškinom, kad jeigu prie 2 pridėsime 2 ir taip toliau ir visą laiką taip darysime, tai mes visą laiką gausime dvejeto kartotinį. Tai yra dvejeto kartotinis bus 2, dvejeto kartotinis bus 4 ir taip toliau. Mes galime tiesiog sudėti tos skaičius arba dauginti iš 1, 2, 3 ir 4 ir taip toliau. Tai gerai, koks dar kitas skaičius, tarkim, kartotinis? Tarkim, 11. 11 kartotinis bus 11 pirmiausia bus, jis pats yra kartotinis savęs. Antras kartotinis 11 bus 22. Trečias kartotinis bus 33 ir taip toliau. Dabar šiandienos tema yra mažiausias bendras kartotinis. Mažiausias, tai mažesnių negali būti, bendras reiškia tinkantis abiems skaičiams arba 3 skaičiams iš vienu metu. Ir kartotinis. Kartotinis tai yra tas skaičius, kuris kartojasi ir didėja, vis didėja ir didėja. Tai dabar kokius bendrus kartotinius mes galime surasti 11 ir 2. Kokie yra bendri kartotiniai? Kada jų kartotiniai sutaps, ties kuriom skaičium sutaps 11 ir 2 kartotiniai. Tai reikia žiūrėti, kokie iš vis yra kartotiniai. Gerai, čia yra 11 kartotinis. Yra 22, 33, 44 ir taip toliau. O kokie čia kartotiniai? 2, 4, 6 ir taip toliau. Ties kurios skaičiai sutaps, kartotiniai sutaps. Tikriausiai ties lyginių, nes dvejetas yra lyginis, tai 11 tikrai čia nebus kartotinių. Nu, aš galiu toliau parašyti. 8, 10, 12. Tai mes matome, kad prašokom 11. Bet tikriausiai prie sekančio, kuris yra jau lyginis, tikriausiai man sutaps. Taip ir bus, jeigu aš dvejetą padauginsiu iš 11, aš gausiu 22 ir 22 bus 2 kartotinis ir 11 kartotinis 22 yra. Tai reiškia, aš galiu parašyti, kad mažiausias bendras kartotinis 2 ir 11 yra 22. Tapo aiškiau biški? Dar, nelabai. Gerai, dar kartą. Su kitais skaičiais pabandom. Gerai, imame mažesnius. Imame, tarkim, 3 ir 4. Gerai, kokie kartotiniai 3, 4? Sekundė. 6, 9, 12, 15, 18, 21. Gerai, kokie kartotiniai 4? 8, 12, 16, 20, 24. Jo, gerai. Gerai, tai dabar žiūrim pagal kartotinius, kuriam taške, kuriam skaičiuje sutaps. Tai ir bus pats mažiausias. Tai žiūrim, 6, čia yra 8. Nu, nėra tokių bendrų, vienodų nėra. Čia 9, nu, čia irgi 8. 12, 12, sutapo. Štai. Tai reiškia, mažiausias bendras kartotinis trejeto ir ketverto bus 12. Nes ir 12 dalinasi iš 3, ir 12 dalinasi iš 4. Ir nėra mažesnio skaičiaus kaip 12, kuris dalintųsi ir iš 3, ir iš 4. Nėra mažesnio. Jeigu aš ten parinkčiau 24, ar jis yra bendras kartotinis? Yra, bet ar jis mažiausias? Ne, nes yra mažesnis, yra 12. Labai gerai, logiška. Tai, o ką daryti, jeigu mes turim didesnius skaičius, tokius kaip, tarkim, 42 ir 56? Tai vat čia būtų labai jau sudėtinga tikriausiai surasti bendrą kartotinį, jeigu jisai būtų ne koks nors 2, 3, 4, o būtų koks 15. Tikrai būtų, aš turiu omeny 15 pagal eilę, ne skaičius. Tada būtų labai sudėtinga paskaičiuoti. Bet yra lengvas metodas, kaip tai padaryti, ir toj mes jį išsiaiškinsim. Pirmiausia, kad tai padaryti, kaip ir su didžiausiu bendru dalikliu, mes skaidėme
dauginamaisiais pirminiais ir tada sudaugindavom vienodus, ne? Ir gaudavom didžiausią bendrą daliklį. O čia reikia šiek tiek kitaip, bet irgi panašiai. Irgi reikia išskaidyti pirminiais dauginamaisiais. Ta mes ir padarysim. Tai 42 dalinasi iš 2 bus 21, iš 3 bus 7 ir iš 7 bus 1. Tai gerai. Išskaidėme pirminiais dauginamaisiais. Dabar 56. Iš 2 dalinų bus 28, iš 2 dalinų bus 14, iš 2 dalinų bus 7 ir iš 7 bus 1. Tai dabar kaip man sužinoti, kaip man pritaikyti tos pirminius dauginamosius, kad sužinot mažiausią bendrą kartotinį. Vėl surandu vienodus. Šitas yra vienodas ir šitas yra vienodas. Ką aš darau? Lygiai taip pat sudauginu juos 2 kart 7. Tai bus kaip didžiausias bendras daliklis. Bet kad kartotinį sužinot, man reikia jį padauginti iš visų likusių skaitmenų. Iš 3, iš 2 ir iš 2. Iš 3, tie, kurie nepasikartojo. Iš 2 ir iš 2. Paskaičiuojam su skaičiuotuvu, ką aš gaunu. Pasiimam skaičiuotuvus ir paskaičiuojam, ką aš gaunu. Arba galite, kiek? Ne, čia ne 108. Šimtas 68. Tai dabar pasižiūrim, ar 100, irgi su skaičiuotuvais galite paskaičiuoti, ar 168 dalinasi iš 42. Pasižiūrim. Dalinam iš kem 2 ir gaunam 4. Tai 168 dalinti iš kem 2 gaunam 4. O dabar 168 dalinam iš kem 6 ir gaunam irgi sveiką skaičių 3. Tai reiškia, aš ką tik radau mažiausią bendrą kartotinį 2 skaičių. Tai yra 42 ir 56. Ir tas skaičius yra 168. Taip, aišku, galbūt neiškart viskas aišku, galbūt neiškart suprasit ir prisiminsit, bet jeigu mes dabar atliksime daugiau veiksmų ir skaičių, tai mes tikrai prisiminsim ir mokėsime tai padaryti. Gerai, yra klausimas? Ne. Ar yra klausimų? Gerai, viskas, ačiū. Tada sprendžiam.